Šiandien noriu pasidalinti su tavimi tikrą istoriją, kurią man papasakojo vienas mano labai geras draugas iš Izraelio. Tai šita istorija yra apie tai, kaip skiriasi mūsų požiūriai į tą patį reiškinį. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus gali matyti skirtingai tą patį reiškinį arba tą pačią istoriją, ją traktuoti kitaip ir gyvenime tai gali daryti didžiulę įtaką mūsų sprendimams ateityje, mūsų sprendimams gyvenant su partneriu, mūsų sprendimams priimant verslo kažkokius tai dalykus. Tai istorija apie tai, kaip du žmonės skirtingai mato tą patį dalyką. Mano geras draugas turi mamą ir kalba su ta mama iš čia prieš kelias dienas. Ir žmogus turi finansinių problemų ir jisai skambina mamai ir pasipasakoja apie savo problemas ir mama iš viso širdies nori jam labai padėti. Ir visada, nors ir pati mama neturi kaip padėti labai daug, bet stengiasi viskuo, kuo tik gali padėti jam, siunčia visus pinigus ir panašiai, nes mama jaučia kaltę. Ir pradėjau kalbėti su šito žmogum, su mano draugu. Jisai pradėjo suprasti, dėl ko mama jaučia kaltę tik po vieno pokalbio su ta mama. Tai buvo tokia istorija, kai mano draugai buvo 12 metų, jisai ėjo į mokyklą ir jo mama nupirko jam batus. Ir tie batai tais laikais buvo kažkokie labai prasti, tokie, kokiais mes nenorėdome eiti į mokyklą. Nuėjęs į mokyklą, jis patyrė labai daug patyčių, ten kelias valandas jis verkė mokykloje ir panašiai, grįžo namo ir papasakojo mamai, kaip jam buvo blogai mokykloje dėl to, kad jis turėjo tos blogus batus. Tai mama iškart ėmė jį už rankos, nusivežė į prekybos centrą ir leido išsirinkti bet kokius pačius gražiausius batus, kokius tik nori, kad tik jis nusipirktų ir kad nebūtų daugiau smurto prieš jį ar patyčių. Nusipirko jis tos batus, nuėjo į mokyklą, viskas išsprendė, viskas ok, šita situacija pamiršta iki pat šios dienos, kol mano draugas nesuprato, jog mama visada jaučia kažkokią kaltę ir nesuprato, iš kur tai kyla. Tai prieš 3 dienas mano draugas pasikalbėjo su mama ir kažkodėl abu prisiminė šitą istoriją. Tai kai mano draugas pasakojo man tą istoriją, sako, aš ją atsimenu labai pozityviai, su dideliu džiaugsmu. Aš atsimenu, kad mama manim rūpinosi, kad nors ir aš patyriau blogus dalykus mokykloje dėl tų batų, bet grįžęs į namus supratau, kad mama mane labai myli, mama stengiasi rūpintis, nes iš karto tą pačią minutę jinai stengiasi bėgti ir išspręsti mano problemą. Kas jam reiškia didelę meilę iš mamos ir jis nejaučia jokio negatyvo dėl šito reiškinio prieš savo mamą. Tačiau kalbant su mama, jis suprato, kad mama lygiai tą pačią istoriją mato visiškai kitaip. Mama iki šiol jaučiasi kalta, kad negalėjo išpildyti jo pagrindinių norų, jo pagrindinių poreikių, kad tiesiog negalėjo nupirkti savo sūnui batų. Ir mama iki šiol būtent dėl šitos istorijos pergyvena ir bando kompensuoti, kas psichologijoje vadinasi kompensaciniais mechanizmais dažnai, tai bandė kompensuoti šitą skriaudą padarytą vaikui iki pat šiol. Todėl, kas be nutiktų mano draugui, jinai stengiasi padėti, netgi jeigu ir negali padėti, nes jaučia kaltę savo viduje. Tai ką mūsų gali pamokyti šitą istoriją? Jinai gali parodyti labai daug dalykų. Visų pirma, mes galim pastebėti, kad įvykus šeimoje, santykyje, tarp draugų, kolegų ar darbe, pavyzdžiui, ne vietoj padėtas puodukas gal mums nieko nereiškia su kavos tirščiais. Ne? Kažkas padėjo puoduką su kavos tirščiais ir mums tai nieko tokio, nes mes taip įpratę. O kažkam gal tai yra pats didžiausias trikdis darbė ir žmogus nebegali dirbti dėl to, kad galbūt prieš metus laiko jis nusipirko naują kompą, pasidėjo kavą prie kompo ir tą kavą išpylė ant kompo ir sudegino savo kompiuterį. Gali tai būti, ne? Tai kiekviena situacija gali būti skirtingai matoma ir yra matoma skirtingai iš skirtingų požiūrių, iš skirtingų žmonių. Todėl negalvokit, kad kiti žmonės mato situaciją lygiai taip pat kaip jūs. Tai, kas jums nekelia streso, kitam gal kelia didelį stresą. Tai, kas jums neatrodo pavojinga, kitam yra labai pavojinga. Tai, vieta, kur jūs parodot savo meilę, kažkokia savo meilės išraiška, kitam tai gali būti kaip įžeidimas. Labai atidžiai stebėkit ir supraskit, kad visi žmonės yra skirtingi. Antras dalykas, kai bendraujate ilgą laiką su kuo nors, su kažkokiu žmogum, turit santykiai, ar tai yra jūsų šeimos nariai, atkreipkite dėmesį, kad su tuo žmogum turėjot labai daug įvairių situacijų, keblių situacijų gyvenime arba konfliktų netgi. Ir į tą konfliktą žmonės reaguoja skirtingai ir širdyje, ar mūsų emociniam kūne, ar energetiniam kūne gali užsilaikyti tam tikri blogi prisiminimai arba kaip kiti vadina traumos, aš nemėgstu to žodžio, aš vadinu negatyviomis patirtimis. Tai nepamirškit, kad žmonės
visą gyvenimą reaguoja pagal tai, kas vyko jų ateityje. Jie atsimena įvykį kažkur savo pasąmonėje ir reaguoja iš pasąmonės, o ne iš esamojo momento. Todėl visada stebėkit kitus, kai matot, kad kažkas žmogui nutiko arba staiga pasikeitė jo nuotaika, nepamirškit, kad jis gali turėti negatyvių patirčių iš praeities, dėl to jis taip reaguoja per stipriai ar per emocionaliai šitą situaciją. Bet pats svarbiausias dalykas, ką galit pasimokyti iš šito filmuko ir iš šitos istorijos, tai, kad jūs galite stebėti save ir matyti, ką jūs gyvenime, kaip jūs gyvenime reagavote į tam tikrus dalykus ir jūs galite išsiaiškinti, ką tie dalykai pakeitė jūsų pasaulėžiūroje, jūsų pasaulėvokoje ir kaip tai įtakoja šiandieninį jūsų gyvenimą. Nepamirškit, kad visus tos dalykus galima spręsti. Tam yra NLP, tam yra hipnozė, tam yra visos kitos praktikos. Nesiūlau, nekviečiu jūsų nieko pirkti, nekviečiu jūsų niekur eiti, jokius kursus, mokymus ir panašiai. Tiesiog prašau jūsų stebėti save, prisiminti savo istorijas nutikusias gyvenime, ypač tos, kurios jūs labai skaudino, kurias iki šiol atsimenat, kurias atsiminus iki šiol jums tiesiog šiurpas nukrato arba jums yra nemalonu. Tai reiškia, kad jeigu jūs patirėte tokius negatyvius jausmus vien tik prisiminę šitą istoriją, tai reiškia, kad tokia istorija paliko labai didelį randą jūsų emocinėme kūne. To neišsisprendus, jūsų pasirinkimas. Galit gyventi toliau su šito randu ir apsimesti, kad jo nematot, bet nepamirškit, kad kiekvieną dieną šitokie neužbaigti galai, neuždaryti geštaltai, kaip vadinami psichologijoje, kiekvieną dieną įtakoja jūsų gyvenimą, kiekvieną dieną įtakoja jūsų pasirinkimus, jūsų reakcijas į dabartinį momentą. Kas reiškia, kad jūs gyvenate ne dabartinė momente, bet jūs visada gyvenate atsiminimuose iš praeities. Jūs atsinešat kažkokią emocinį bagažą iš praeities ir į šiandieninį paprastą reiškinį reaguojate per emocionaliai tik dėl to, kad praeityje turėjot kažkokią negatyvę patirtį, panašiai šitą reiškinį, kurį vyksta dabar. Todėl linkiu jums labai sąmoningai stebėti save ir tvarkyti savo gyvenimą taip, kad jūsų praeitis netrukdytų jūsų dabarčiai ir ateičiai. Linkiu tau geros dienos. Užsuk į mano puslapį gyvenimorevoliucija.com. Sėkmės tau.